aš atradau, kas man veikia ir ką aš matau per savo patirtį, kas lemia, kad galiu būti sėkmingų freelancerių. Tai iš tiesų aš pati, ir tokia sakyčiau, nuo mokyklos laikų labai buvau nepasėda, kaip sakant, labai vis norėjau kažko gyvenime tokio, pati kurti. Ir pati norėjau turėti gyvenimą, kontrolę savo rankose. Ir, buvau tokia maištautoja nuo mokyklos, jeigu man nepatikdavo kažkokios taisyklės, kažkas man atrodavo nelogiška, aš maištaudavau, nes atrodo, kodėl aš turiu daryti tai, kas man atrodo nelogiška ir netitinka mano pasaulėžiūros. Tai aš iš tiesų nuo 10 klasės priėmiau sprendimą, kad aš stengsiuos, kad aš daug mokysiuos tam, kad tiesiog susikurčiau tokį gyvenimą, kokio aš noriu ir kad visiškai aš būčiau savo gyvenimo valdytoje. Ir tas sprendimas iš tiesų labai ir lėmė tai, kad aš dabar galiu leisti savo jau pilnai visiškai iš to gyventi ir plėsti savo veiklą. Ir visą tai užaugo to, kad ir esu mentorė, tai padedu tokiem pradedantiesiam freelanceriam, kurie nori pradėti kelią ir nežino, turi daug klausimų, tai pamentoriauju šitą temą. Taip pat IT specialistė esu pagal aukštą išsilavinimą. Mano specializacija jau tai yra UX UI dizainas, su kuo pagrinde aš ir dirbu. Pati turiu 3 verslus, tai ant pastojo, tai čia yra grinai susiję, kas su svetainio kūrimu, turiu dar elektroninę parduotuvę ir neseniai pradėjau kurti startuolį su dirbtiniu intelektu. Tai ganėtinai aš taip aktyviai gyvenu ir labai įdomu man viską tyrinėti, bandytis ir ypač dalintis savo patirtimi. Tai šiaip tais, kalbant apie pačią tą pradžią, iš tiesų tai jinai tikrai nėra lengva ir tiek daug visokių baimių. Aš atsimenu, kai pradėjau dirbti savo, aš dar studijavau universitete ir aš iš tiesų pati aktyviai ieškojau darbo, bet kadangi man trūko patirties ir neturėjau aš jokio nei portfolio gero, nei iš vis tos patirties, kaip dauguma reikalauja minimum 2 metų patirties einant kokią junior poziciją, tai iš tiesų pradėjau dirbti savo. Ir ką aš pastebėjau, kad labai pradžioje yra sunku, nes neaišku, kaip pradėti, visokios baimės kamuoja, kas jeigu man nepavyks ir kaip tų pirmų užsakymų gauti. Tas yra dar vadinamas imposter sindromas, kada jautiesi visą laiką nepakankamas, kad atrodo, ką čia parduodi savo paslaugą, bet nesijauti pats iki galo galbūt tvirtas joje. Tai iš tiesų tikrai labai daug tokių buvo struggles ir aišku, iki šiol yra tik jau šiek tiek gal kitokie, bet visiškai yra normalu, kad ta pradžia yra nelengva ir visi pradeda nežinodami ir viskas su tuo yra gerai. Ir ką aš supratau iš tiesų ir pati 10 klasė, kai padariau sprendimą, kad aš noriu, aš galiu ir aš tai padarysiu. Tai sakyčiau, nuo to prasideda tas sėkmingas savo veiklos kūrimas, nuo to įsikvėpimo ir to tokio apsisprendimo, kad aš galiu ir aš padarysiu, nepaisant sunkumų. Ir tai iš tiesų visą laiką atveda prie to rezultato. Bet tas kelias jisai yra tikrai toks banguotas ir su pakilimais, ir su nusileidimais. Tai trumpai irgi kalbant apie tos mitus, kad yra vienas iš mitų, kad freelanceriai dirba kada nori ir turi labai daug laisvų laiko. Tai, iš esmės taip, yra tikrai daug tos laisvės, bet, sakyčiau, aš dirbu tikrai daugiau negu kad dirbčiau samdomam darbe. Tikrai reikia labai, tas darbas gaunasi ganėtinai chaotiškas, nes reikia labai planuoti savo darbo laiką. Ir kartais gaunasi, kad labai susijaukia ir tie planai dienos, ir tada gaunasi, kad tenka dirbti vakarais. Ir šiaip nuolat mintis sukasi apie darbą, apie projektus, apie klientus. Tai kaip ir tas yra, kad laisvo laiko daug, bet ir, sakyčiau, darbo yra dar net ir daugiau.
Kitas yra įsitikinimas, kad reikia daug patirties ir portfolio įspūdingo. Tai, iš tiesų, tai tikrai ne, galima pradėti ir su mažai patirties. Svarbiausia tiesiog tinkamai save pristatyti. Šiandien papasakosiu daugiau šiek tiek apie tai irgi plačiau, ką svarbu atkreipti dėmesį save pristatant pirmus kartus. Taip pat yra toks mitas, kad freelanceris gali dirbti bet ką, nereikalinga specializacija. Tai pradžiai labai aišku priklauso irgi, kokią sritį norit rinktis, bet aš pati, pavyzdžiui, pradžiai tiksliai nežinojau, kokią specializaciją eisiu ir aš dariau viską, kas susiję su IT ir dizainu, ir baneriai, ir spaudą paruošti failus. Iš esmės, absoliučiai viską, tiesiog, kad išgyventi, kad būtų pinigų. Ir pradžiai tai gerai yra pasibandyti taip, bet po to tiesiog aš jau aiškiai išsinišinau ir supratau, kur aš noriu eiti ir specializuotis. Ir specializacija galiausiai yra tikrai labai naudinga, nes tada galima pristraukti ir klientus geresnius, ir uždirbti žymiai daugiau, nes ekspertiškumą tuomet galima didinti konkrečiai vienoje srityje. Ir tą vertę galima parduoti žymiai didesnę. Ir kitas mitas yra, kad įsivaizduoja, kad net jeigu jau esi geras specialistas, tai jau klientai patys plūs. Tai kaip ir iš esmės ir taip ir ne, nes šiaip konkurencija iš tiesų ganėtinai yra didelė ir reikia nuolat dirbti dėl savo įvaizdžio. Aišku, pradžioje reikia dirbti žymiai daugiau negu gale, jau po to, kai įsivažiuoja veikla, bet tikrai visą laiką reikia ir toliau vystyti ir ieškoti tų klientų, kurti marketingą, tai čia, sakyčiau, toks yra nuolatinis procesas, tik kad pradžioje šiek tiek gal būna sunkiau įsivažiuoti, negu kad jau vėliau. Tai kaip ir tada pradėti, apskritai, ir kaip aš pati pradėjau, ir kas jaučiu man labai gyvenime padeda, tai yra toksai vaikiškas smalsumas, nepamesti to, mes kai užaugam, dažnai pametam tą smalsumą gyvenimui, o labai labai svarbu yra jį išsaugoti ir visko drąsiai klausinėti, kas čia, kaip tai veikia, o kodėl, ir nebijoti klausti šitų klausimų, nes tas nuolatinis mokymasis, kursai, jie iš tiesų labai yra svarbu, jeigu norisi pradėti savo veiklą, mokytis iš kitų specialistų, kurie turi didelę patirtį, ieškoti mentorių. Man labai padėjo iš tiesų pradžioj mentorystė, irgi turėjau ne vieną mentorių ir tikrai, jeigu ne jie, tai nebūčiau taip sparčiai ir patobulėjusi. Ir aišku, sakyti galimybėm taip. Tikrai aš kartais leidžiuosi pati tokias savo avantiūras, kad net neįsivaizduoju, kaip aš ten atsidūriau, kaip, pavyzdžiui, startuolio kūrimas. Ir tiesiog atsirado galimybė, susitikau su grupioku gatvėje ir taip nusprendėm kurti startuolį. Kodėlgi ne, man iš to patirtis gausis ar nesigaus, bet tas sakymas galimybėm taip gyvenime labai daug atneša ir patirčių, ir galimybių vėlgi. Kitas svarbus dalykas tai yra ryšių kūrimas, tai įvairūs verslo klubai, įvairūs renginiai, tas vadinamas networkingas labai atneša didelės naudos pradžioje ir tas apskritai aktyvus bendravimas ir savo paslaugų reklamavimas, artimiem drąsiai eiti ir sakyti, kad aš pradedu savo veiklą, galiu padėti su tuo ar su tuo, galbūt irgi kažką žinai, tam galėtų praversti mano paslaugos. Tai tiesiog nebijoti, drąsiai eiti save reklamuoti, žmonės tikrai yra labai linkę padėti ir tiesiog reikia paprašyti jų tos pagalbos. Ir aišku, kitas dar svarbus dalykas yra pasianalizuoti apskritai rinką ir suvokti, kur einama, kokie konkurentai ir ką būtent konkrečiai galiu aš pasiūlyti unikalaus, atrasti tokią išskirtinumą rinkoje ir tas išskirtinumas iš tiesų gali būti tiesiog vien per asmenybę ir nebūtina kažko labai ten sugalvoti, o tiesiog iš esmės būti savimi ir tai jau gali būti didelis unikalumas rinkoje. Aišku, kitas labai dar toks svarbus aspektas, kas man gyvenime padeda sparčiai augti, tai yra tas saviugda ir tas nuolatinis tobulėjimas,
ir aš matau, ant kiek stipriai tai daro įtaką mano ir veikloje, nes kai aš augu pati, auga ir mano veikla, ir auga mano gebėjimas bendrauti su klientais, tai sakyčiau, čia labai svarbus aspektas yra norint dirbti savo, tai yra dirbti aktyviai ir su savimi. Tai, įvairiausi coachingai, terapijos, knygai ir podcastai labai, padeda greičiau augti, padeda greičiau suprasti apskritai, kas aš esu per žmogus ir ko aš noriu, ir tas darbas su įsitikinimais labai turi didelį įtaką. Iš tiesų, aš pastebėjau, kad, kiek aš per šitą laikotarpį paaugau ir kokią didelį įtaką man darė tas, kad aš nuolat dirbu su savim, nuolat kapstausi savyje, nuolat bandau kažkaip tobulėti ir kaip tai veikia mano veiklą, kaip tai veikia mano santykis su klientais. Dabar aš su klientais visiškai kitaip bendrauju, negu kad tai buvo pačioje veiklos pradžioje. Ir manau, kad labai didelį įtaką turi būtent tai, kad aš aktyviai dirbu ir su savimi kaip su asmenybė. Tai kalbant ir apie tuos pirmuosius klientus, kaip jų gauti, kur jų ieškoti. Tai aš pati iš tiesų, kai pradėjau pirmųjų klientų ieškoti, tai daugiausiai per Facebook grupės ir kurti savo portfolio. Aišku, vis laik priklauso nuo pačios ir veiklos, kartais neįtin gal yra svarbus tas portfolio, kiek tiesiog gal pati asmenybė ar mokėjimas parduoti, tai čia labai individualu nuo veiklos, bet tas portfolio kūrimas, jisai iš tiesų labai, pradžiai labai svarbus ir tą portfolio galima susikurti įvairiais būdais ir aplikuoti net tą patį samdomą darbą ir atlikinėti testinės užduotis, ką aš dariau ir taip rinkausi savo pirmuosius darbus arba tiesiog įrašyti verslams su pasiūlymu kažką pasiūlyti savo paslaugas, gal net nemokamai pasiūlyti savo paslaugas, galima daryti visokių asmeninių projektų pagal pomėgius. Svarbu tiesiog turėti jau ką parodyti tam potencialiam klientui. Kitas labai svarbus dalykas, ką tikrai rekomenduoju, tai dalyvauti projektuose ir konkursuose. Aš pati dalyvavau tokiam projekte Dizaino sparnai, tai man labai didelę davė naudą tas projektas, iš tiesų ten buvo tokia metų programa, turėjau mentorius irgi ir mokymų turėjau ir labai stipriai paaugau kaip specialistė ir nuo to projekto jaučiu dar labiau man visa veikla pradėjo kilti į viršų. Tai bet visokie tokie projektai, hackathonai, konkursai, visur eiti, drąsiai dalyvauti ir taip vėlgi niekada nežinot, su kuo susipažinsit tenais. Visą laiką būtinai kažko naujo ir išmoksit, kas prisidės galimai ir prie pačių tų klientų atvedimo. Kitas dalykas, nuo ko galima pradėti, socialinių tinklų. Aš pati šito kelio nesirinkau ir socialinių tinklų nevedu, bet tikrai yra, kas turi galbūt norą ir gebėjimą kurti tos pačius reelsus, kurti įrašus, tai galima dalinti savo žiniomis, kurti įvairius edukacinius tokius įrašus ir tada klientai patys pastebės tą motivaciją, tą ekspertiškumą ir ateis patys. Ir paskutinis, gal toks irgi, bet ganėtinai svarbus dalykas yra rekomendacijos. Tai jeigu kažką pradžiai irgi darot nemokamai, tai visą laiką daryti tai mainais į kažką, tai mainais į atsiliepimą, ne tiesiog padaryti nemokamai darbą, bet tiesiog susitarti, kad aš darysiu, aš stengsiuos, kiek galiu, atiduosiu savęs ir mainais, kad gauti už tai gerą rekomendaciją. Tai tas yra labai svarbu, kad vis tiek turi būti kažkokie mainai. Jeigu kažkam darot paslaugą, vis tiek kažką mainais už tai ir turėtumėt gauti. Tai ir per rekomendacijas vėlgi ateina labai nemažai klientų, būtent tie patys ir pirmieji klientai. Pas mane pat ir atėjo iš tiesų pirmieji klientai per rekomendacijas. Tai tiesiog bendravau su žmonėm, žinojau, kad aš dirbu su tuo ir iš to iš esmės ir prasidėjo. Ir ką aš pastebėjau, gal tokių
per savo patirtį dalykų svarbių, ko galėtumėt irgi išvengti, tai kad klientas tikrai nėra visą laiką teisus, turbūt girdėjo tokį pasakymą, bet klientas iš esmės, jisai jeigu perka paslaugą, jisai nori, jisai reiškia pats nesugeba, jisai pats to nesupranta arba neturi laiko ir tas dalykas yra labai svarbu suprasti, kad klientas daug ko nežino ir nebijoti jam ir paprieštarauti, nebijoti jam pasakyti, kad ne, taip neveiks ir kad tiesiog kliento nuomonė ir kliento prašymas nėra 100% visą laiką įgyvendinamas, nes visą laiką reikia žiūrėti tai, kas veiks ir kas padės jo verslui ir kartais kliento noras gali iš tiesų net nesuteikti visiškai tos vertės, o gal net daugiau žalos verslui. Tai dėl to, kas yra labai dar svarbu, kad klientą veda pats specialistas, tai yra pats freelanceris, o ne klientas veda tą specialistą. Tai, kaip pavyzdžiui, tikrai ir man pačiai buvo pradžioj, aš pradėjau dirbti, ten klientai sakydavo, tai čia dar tą pakeis, dar tas dar nepatinka, ten dar spalvą pakeičiam, ten, nežinau, mygtuką padidinam ir tokių būdavo nuolat, atrodo, kad tave vedžioja klientas per tą procesą ir tas rezultatas galutinis jisai nebūdavo toks geras ir kokybiškas, nes klientas jisai negali vesti proceso, nes jis vėlgi nėra tos srities specialistas ir jisai nežino, kaip turėtų būti viskas. Tai dėl to labai svarbu yra įvardinti visai klientui savo procesą ir kad bus dirbama taip ir klientui arba tinka, arba netinka. Ir svarbu paminėti tai, kad, dirbant, pavyzdžiui, aš galiu garantuoti, kad dirbant mano procesu visą laiką bus kokybiškas rezultatas. Aš tiesiog per patirtį jau tą procesą įsigilinau ir žinau. Ir tiesiog, kai aš tai klientam pasakau, jiems tai reikia manim pasitikėti. Ir tada galiu garantuoti tą gerą rezultatą. Aišku, labai svarbu yra apskritai pagarba ir profesionalumas, aš sakyčiau, tiek gyvenime, tiek ir savo veikloje. Labai svarbu yra išmokti bendrauti ir kalbėti su žmonėmis profesionaliai. Tai visą laiką taip geranoriškai, bet labai labai svarbu apskritai dirbant yra ta pagarba ir aš pati irgi akcentuoju savo klientą ir kad, norint pasiekti gerą rezultatą, neturi būti kažkokių ten, kai tikrai esu visokių ten horror istorijų girdėjus, kai ten pradėti klientai vos ten keikti, siuntinėti specialistą, visokių tokių dalykų būna, tai tokių dalykų jokių būdų negali būti, tikrai dirbant tokio santykio tarp kliento. Jeigu klientas kažką tokio pradeda, iškart pasimato bent mažiausiai nepagarba, reikėtų nutraukti darbą ar net nepradėti darbą su tokiu klientu. Taip pat į konfliktus reikėtų mokytis reaguoti ramiai ir atsakyti profesionaliai, nes konfliktai kaip ir yra dažniausiai, kas tai yra kažkoks nesusikalbėjimas ir aišku, procese galima jų ir išvengti. Aš dabar jau pati jau tikrai labai labai retai pas mane buvo tokios situacijos, bet pradžiai tai tikrai būdavo ir svarbu tiesiog yra kiek įmanoma atsakyti ramiau, profesionaliau ir nesivelti, nekurstyti to konflikto. Brėžti ribas taip pat yra labai svarbu ir tai daryti pagarbiai, aiškiai nustatyti, kad mano, tarkim, darbo procesas yra toks ir toks ir jeigu kažką klientas pradeda lipti ant galvos, kaip sakant, reikia labai gražiai jį pastatyti atgal į vietą, kad ne, taip nebus. Ir nebijoti to daryti, nes taip vėlgi klientas tada pajaučia tą ekspertiškumą ir profesionalumą. Ir dar toks svarbus dalykas yra, dauguma tikrai pradžioj prašo galbūt nuolaidų ir sako, man čia per brangu, bet vis laik, kas yra svarbu, nenuleisti šiaip savo kainos, nes, iš esmės gaunasi, kad pasidaro dar tik tais daugiau darbo už mažesnę kainą, bet svarbu yra mažinti apimtį pačių projektą ir galvoti, kaip galima apkarpyti, kaip sakant, ką galima tą išimt, pavyzdžiui, tą išimt ir gaunasi, tik tokiu būdu galima leisti tą kainą, tai yra mažinant darbo apimtį. Ir ką aš šiaip pastebėjau, apskritai, kuom skiriasi freelanceris nuo solo verslininko ir
ir kaip aš pati, kaip man perėjau ir transformavau savo tą požiūrį, nes freelanceris, tai iš esmės požiūris yra, pabandysiu, galbūt kažkas gausis. O kai žiūri tai kaip į verslą, tai iš esmės tas požiūris tada gaunasi, kad aš darysiu, iki kol man pavyks. Ir čia tas, esminis, gal sakyčiau, skirtumas ir link ko reikėtų eiti, jeigu norisi dirbti savo, tai link to solo verslininko požiūrio, kad aš kuriu savo veiklą ir aš darysiu, nepaisant visų sunkumų, manęs nieks neišmuš ir aš toliau eisiu ir darysiu. Ir aišku, dar tas požiūris yra, kad jeigu tai žiūri kaip į verslą, tai žiūri tai kaip į pagrindinės pajamas, ne kaip į papildomas, kuri strategija kažkokią galvoji apie plėtrą, taip pat partnerių kažkokią aplinką, kuri, nes vėl kaip žiūri tai kaip į verslą ir versle labai svarbu yra ta partnerio aplinka, iš kur žiūrėkai gali ateiti labai daug klientų. Taip pat, tas galbūt irgi svarbus dalykas yra suprasti, kad parduodu vertę, o ne paslaugą. Tai, pavyzdžiui, aš parduodu ne ten web dizainą, o aš parduodu geresnę patirtį svetainėje. Tai iš esmės aš parduodu tą vertę, aš parduodu apskritai, ką sukuria mano paslauga, o ne pačią tą paslaugą. Ir aišku, tas pats ir dėl pačio laiko. Tada, kai žiūri tai kaip į verslą, tai tą patį savo ir laiką vertini brangiau, negu kai žiūri taip į kažkokią, galbūt papildomą veiklą. Ir svarbus, aišku, labai dar dalykas, apskritai, kas liečia tą pačią paslaugos kainą ir įsivertinimą, tai tikrai stipriai koreliuoja ir su asmeninė verte. Jeigu mes jaučiamės verti, jaučiamės savyje tvirti, tai labai tai atsispindi ir kainoje. Ir vėlgi, duodant savo pavyzdį, man būdavo tikrai sunku pradžioje paprašyti, kad ir ten elementariausias, tarkim 100 eurų už kokią nors, pradėjau dirbti su logotipais, man atrodė čia labai daug. Dabar man tai atrodo visiškai, kad tokią sumą net neprasidėčiau dirbti ir kiek tai yra priklauso iš tiesų nuo tos asmeninės vertės, kiek jautiesi savyje vertas, tiek ir ta paslaugos iš tiesų kaina turi įtaką, ta vertė. Tai aišku, yra nemažai tų visokių ir strategijų, kaip nustatyti tą kainodarą, tai čia keletą gal tokių pagrindinių, ką galima naudoti dirbant savo, tai vienas iš jų yra valandinis įkainis, tai čia labiau tinka tokiem smulkesniem darbeliam, kur neaišku, kiek tiksliai laiko tai užtruks, galbūt kažką ten pakoreguoti, ten nežinau, jeigu ten su svetainėm dirba, tai ten, pavyzdžiui, įkelti kažkokį tai produktą ir tada labai tinka valandinis įkainis. Ir aišku, su valandiniu įkainiu yra limitas, kad pajamos tiesiogiai priklauso nuo darbo valandų, tai tas iš tiesų gali labai apriboti. Kitas yra fiksuota suma už projektą, tai iš karto apsiskaičiuoti, kad tarkim mano sukūrimo paslauga tarkim logotipo kainuoja tiek ir viskas. Ir tai yra bazė. Bet aišku, visko gali būti, kad galima truputėlį pradžioje ir neįsivertinti taip tikslingai to laiko ir ta rizika yra, kad gali tekti dirbti nuostolingai. Bet viskas iš esmės su laiku su patirtim ateina ir tą kainą vis tiek pradžiai galima kopijuoti paprasčiausiai iš konkurentų, pažiūrėti, pasigūglinti, kaip save pateikia konkurentai, maždaug siūlyti panašią kainą, o vėliau jau po to patys pradedat geriau suprasti, pajausti. Kitas dar būdas daryti paketus, kaip pavyzdžiui skirti Basic, Pro ar Premium, ten daugiau galima sugalvoti. Ir tada klientas vėlgi mato iškart pagal savo biudžetą, kurį paketą jam rinktis yra priimtiniausia ir tai padeda pritraukti skirtingus klientus. Ir toks, gal sakyčiau, vienas iš sunkiausių, bet daugiausiai pelno nešančių strategijų, tai yra vertės pagrindų. Tai iš esmės tam reikia ganėtinai stiprių pardavimo įgūdžių,
kažkas įgimtai turi tos pardavimo įgūdžius, kažkam reikia tą mokytis, bet iš esmės tai yra tą sumą įsivertinti pagal tai, kokią atnešti vertę verslui. Na, pavyzdžiui, jeigu aš ten įrodau verslui, kad sukūrus svetainę, jam tai sugeneruos papildomai 100 000 ir aš sakyčiau, noriu nuo tos vertės 10%, tarkim, noriu 10 000 už svetainės sukūrimą. Tai skamba visai gerai, bet yra kas tikrai gali ir tokiu principu pardavinėja savo paslaugas, tiesiog reikia stipriai žinoti tą vertę ir mokėti ją pagrįsti verslui. Tai čia jau toks šiek tiek labiau advanced dalykas, bet tikrai jau verta mokytis, nes tai atneša daugiausiai pelno. Ir ką šiaip vis laik sakau, kad nereikia tikrai jokio tobulumo, reikia nuoširdumo, ypač dabar, kai dirbtinis intelektas taip ima viršų ir visur atrodo, atsidarai socialinius tinklus, viskas taip netikra, viskas sugeneruota su dirbtiniu intelektu, žmonės taip nori to tikrumo, to nuoširdumo, to tokio tiesiog buvimo savimi tokiu, koks esi ir tas labai sukuria pasitikėjimo vertės ir, čia kaip pavyzdį įdėjau, kaip galima būtų pateikti save, kaip, pavyzdžiui, pirmą kartą, jeigu rašant skelbimą, tarkim, į Facebooką, į ką svarbu atkreipdėmėsi. Tai, rašyti kuo natūraliau, kuo labiau aiškiai iškomunikuojant tą žinutę, svarbu, kad tiesiog tas tekstas būtų kiek įmanoma gyvesnis, kiek įmanoma labiau atspindėtų jūsų asmenybę ir kad tiesiog klientas skaitydamas jam tai surezonuotų. Reikėtų vengti tokių šaltų prisistatymų, kad aš čia ten, tarkim, esu marketingo specialistas ir galiu jums padėti. Bet tokių marketingo specialistų yra labai daug, kurie gali padėti, bet dėl to reikia labai aiškiai iškomunikuoti tą žinutę, kodėl vertėtų rinktis jūs, kokia tai yra ta vertė, kurią galite sukurti, kad ir ten pradedantysis, pavyzdžiui, specialistas, bet galima paminėti, kad esu labai motyvuotas, esu kupinas idėjų, kad aš nors ir pradedu, bet labai noriu tiesiog geriau suprasti ir pažinti verslą ir vėlgi, tai visiškai kitaip tai veikia ir pats verslas, net linkęs yra labiau rinktis kartais pradedančiuosius specialistus, dėl biudžeto būna, kad nori staupyti, bet to pačiu ir dėl tos motyvacijos, nes pradedantieji specialistai dažnai turi daug tos motyvacijos ir noro ir labai svarbu yra tai iškomunikuoti ir parodyti. Ir aišku, vis tiek yra ir ta negražioji pusė. Vis tiek kaip ir viskame yra ir tų minusų. Man asmeniškai su kuo sunku, tai yra su to gal chaosu dar iki šiol susitvarkyti, nes aš pati labai nemėgstu kažkokios rutinos, kažkokių tų rėmų įspausti save į rėmus, dėl to man labai sunku yra susikurti tą ritmą darbo ir tikrai tenka labai chaotiškai dirbti. Ir čia yra toks, sakyčiau, dalykas, kas veda ir prie perdegimo ir pati tikrai nekartą buvau tam perdegime ir aš vis banguoju, tai išlipu, tai vėl įkrentu į perdegimą. Tai vėlgi čia grįžtant prie to, kad labai svarbu yra dirbti su savim ir apskritai mokytis, kaip valdyti savo laiką. Ir ypatingai dar tas jausmas, dažnai, kai dirbi savo, jautiesi nesaugus, yra tas toks nestabilumo jausmas, nes nuolat nežinai, kiek tu uždirbsi tą mėnesį, nežinai, kiek uždirbsi kitą mėnesį. Ir dėl to sudėtinga, pavyzdžiui, tas pačias atostogose planuotis, nes tikrai sunku yra visiškai atsiriboti nuo darbų, nes niekada nežinai, galbūt per tas atostogas parašys klientas koks nors didelis ir paleis progą užsidirbti ir yra tam tikrų tų baimių. Ką, aišku, vėliau galima tikrai suvaldyti ir kai įsivažiuoja veikla, tai ten jau ir nieko baisaus, jeigu ten vieną kitą klientą parasi, bet pradžioje tai tikrai gali šiek tiek tai gąsdinti, bet vėlgi tai
yra normalu, tai yra proceso dalis ir pradžioje vis tiesiog visą laiką reikia įdėti daugiau to įdirbio. Aišku, dirbi savo, tai esi žmogus orkestras, iš esmės darai viską ir buhalteriją, ir sutartį sudarinėjai, ir pardavimų, reiškia, vadybininkas, ir projektų vadovas, ir pas tas dar žmogus, kuris tai kūrė, ir skambučius darai su klientais, susitikimus, daug reikalų. Tikrai reikia daug tų tokių gebėjimų ugdyti savyje, arba, aišku, galima ieškoti pagalbos. Aš taip pati asmeniškai darau pati visus šitus tokius buhalterinius dalykus, bet tikrai yra žmonių, kurie ir pasisamdo savo, pavyzdžiui, buhalterį ir ten, asistentą, kas padaro šitus darbus. Ir dar vienas toks gal ganėtinai svarbus dalykas, tai tas vienišumo jausmas, kai dirbi savo, tai nėra tų gal tokių kaip kolegų, nes kai eina į ofisą, vis tiek ten yra vis laik su kuo pabendrauti, pašnekėti, pasibėdovoti, pasitart, o čia esi vienas ir reikia, kas iš tiesų yra labai svarbu, tai ieškoti tos bendruomenės, ieškoti žmonių, yra pilna verslo klubų, yra moteriam She's Glowing, Start for Networking klubas ir pilna kitų, yra BNI, yra tikrai daug įvairių verslo klubų, iš kur gali ateiti ir klientai pirmieji. Ir vėlgi tas augimas didelis yra, nes yra kolegos, yra aplinka, su kuo galima pasidalinti. Arba, aišku, galima kurti savo bendruomenę visą laiką, ieškoti savų žmonių, su kuo kartu sutikti, gal nueit padirbti į kavinę, aš pati mėgstu taip daryti, pasikvies kažką kartu nueit padirbti, kad, būtų tas jausmas, kad aš čia dirbu su kažkuo, o ne su viena. Dar labai svarbu yra tas bendradarbiavimas apskritai, tai jeigu atrodo per sunku viską daryti vienam, tai deleguoti darbus, komandą kurti, ieškoti tų pačių net ir partnerių yra labai svarbu. Tarkim, aš pati dabar darau tik tais UX UI dizaino darbus, bet aš turiu partnerius programuotojus, turiu partnerius iš brandingo pusės ir iš esmės galiu savo klientą suteikti platų spektrą paslaugų, kadangi turiu partnerių, taip pat partneriai man irgi atveda klientų. Tai gal jis toks abipusis bendradarbiavimas. Aišku, labai, labai svarbu yra tas planavimas apskritai, išmokti planuoti savo darbo procesą ir atrasti, kas veikia, susikurti savo taisyklės darbo ir tiesiog eksperimentuoti, žiūrėti. Ir tikrai nebus viskas pagal planą, kartais tas planas visiškai iširs ir viskas su to yra gerai, tiesiog išmokti ramiai, lankščiai reaguoti į tokius visus pasikeitimus. Aišku, nuolat galvoti apie tai, kaip galima plėsti savo veiklą. Tai yra tas labiau iš verslumo pusės. Galvoti, kaip susikurti tą stabilumą ir kažkokią finansinę. Tai galbūt kurti kažkokius online produktus pardavinėti, galbūt naudotis referrals programą. Tai tas referralas, tai pavyzdžiui, aš pati, kadangi turiu partnerių, aš jam atvedu, tarkim, klientą ir man jeigu už tai sumoka procentų. Tai iš esmės gaunasi vėlgi toks būdas pasyvesnis, kaip galima užsidirbti pinigų. Aišku, bandyti, eksperimentuoti, galvoti savaip, kaip čia aš galėčiau dar praplėsti tą veiklą, ką galėčiau dar naujo kažkokio pabandyti. Tai ta kūryba iš tiesų yra tokia neribota šitoje veikloje, šitoje srityje ir šitam kelyje. Ir įdomu, galite irgi savyje dabar pasitikrinti iš viso to, ką čia girdit, ar šis kelias yra būtent jums ir atsakyti savo, ar mokat valdyti ir kurti savo užduotis patys, ar ta nežinomybė intriguoja, ar patinka nuolat mokytis ir tobulėti, ar patinka ir yra tas pasiryžimas lipti iš komforto zonas. Ir apskritai ir gyvenime esat atviri ir lankstus, nes visos šitos savybės, sakyčiau, yra labai svarbios dirbant savo. Ir aišku, jeigu net ir dabar tikrinat atsakėt daugumą ne, tai vėlgi viskas su tuo yra gerai. Tikrai ne visiems yra šis kelias. Tikrai kai kuriem reikia to stabilumo, saugumo
ir gali tiesiog laimingai dirbti savo samdomą darbą ir viskas su tuo yra gerai. Tai čia labai svarbu tiesiog suprasti save, ar aš esu toks žmogus, kuris galėtų rinkti šitą kelią ir ar aš turiu šitas savybės savyje. Na ir tai pabaigai, kaip aš galvoju, nuo ko ta sėkmė priklauso, kaip man per mano patirtį, kas man, pavyzdžiui, veikia, tai labai pastebėjau vėlgi nuolatinis mokymasis kažko, nuolatinis savęs ūkdymas, tai, pavyzdžiui, mokytis tų pačių pardavimų, kaip parduoti save, kaip parduoti savo paslaugą. Tai yra netinai tikrai svarbus aspektas ir tam yra labai daug knygų įvairiausių, yra daug podcastų. Tikrai šiais laikais galima susirasti labai daug medžiagos su tuo, tai tiesiog svarbu yra mokytis ir suprasti, kaip reikia save parduoti. Aišku, svarbu išmokti projektų valdymo, tai kaip suvaldyti apskritai visą projektą, kaip padaryti jį struktūrišką ir po to jau ateityje tikrai gali būti ir daug tų projektų ir kada reikia valdyti ne vieną projektą, tai labai svarbu ugdyti irgi tos įgūdžius projektų valdymo. Aišku, verslumas labai labai svarbu, verslumas irgi yra ugdoma savybė, tai iš esmės yra irgi nemažai knygų apie verslumą, bet gal vienas iš tokių pratimų, ką aš pati darau, kad ugdyčiau savo tą verslumą, tai vis nuolat bandau sugalvoti, tarkim, yra kažkoks tai daiktas ir aš sugalvoju būdų, kaip aš galėčiau tą daiktą, kaip aš galėčiau užsidirbti iš to daiktą, pavyzdžiui, ir daryti tokius žaidimus ir lavinti savo tą verslumą ir tuo pačiu ir kūrybinį mąstymą, nes iš esmės tai labai susiję glaudžiai verslumas ir kūryba. Nes būtent iš tos kūrybos gali labai daug kilti idėjų, kaip kažką padaryti savo veikloje įdomiau ir kitaip. Turbūt gal girdėtas terminas yra tas soft skills, tai kitaip čia sakant, komunikacijos gal gebėjimai, tie minkštieji įgūdžiai, tai yra viskas, kas susijęs su bendravimu, mokytis, tai apskritai reikia mokytis bendrauti, kad ir kaip bebūtų, tai yra įgūdis, kuris yra įgaunamas ir tai yra vėlgi procesas ir yra nemažai knygų, taip pat ir mokymų, kaip mokytis bendrauti, kaip mokytis padaryti įtaką žmonėm. Yra gera knyga, kaip padaryti įtaką ir susirasti draugų, man atrodo, taip vadinasi. Tai irgi labai gera tokia praktinė knyga, apskritai, kaip pritaikyti net ir pardavimuose tam tikrus įgūdžius iš tų soft skills. Kaip minėjau, tas kūrybiškumas yra labai svarbu ir kūrybą mes tikrai visi turime savyje, kai kurie sako, aš esu nekūrybiškas. Ne, mes visi esam kūrybiški, nes visi mes buvom vaikais ir vis dar esam, tiesiog vaidinam jau suaugusius, bet visi mes esam iš tiesų vaikai ir vaikai, jie žaidžia ir per žaidimą mokosi ir tas žaidimas tai yra kūryba nuolatinė, o ta kūryba jinai geriausiai veikia tada, kada mes esam atsipalaidavę. Tai, pavyzdžiui, gal pastebėjot, kad tam duše prausiantis dažnai kyla įvairių gerų minčių dėl to, kad mes esame atsipalaidavę. Kada mes esame atsipalaidavę, tada geriau veikia mūsų būtent ta smegenų dalis, kuri atsakinga už kūrybą. Tai jeigu manot, kad esate nekūrybiškas žmogus, tai galbūt tiesiog per daug įsitempęs. Reikėtų daugiau atsipalaiduoti, mokytis ir tada ta kūryba pradės lietis. Ir aišku, labai labai svarbu yra tas užsispyrimas, nes tikrai kelias yra banguotas, kupinas ir pakilimų ir kalniukų, bet tiesiog pasiseka tiem, kas nepasiduoda. Ir tikrai gali tekti ten, 20 kartų tiekštis veidu į žemę, bet tiesiog žinoti, dėl ko aš tai darau, kodėl aš to noriu. Ar aš to noriu šiaip savo tiesiog, kad papildomai galbūt užsidirbti, ar tai yra tas, kas labai ryšiasi su mano gyvenimo būdu.
ir atrasti tą motivaciją kitą negu kad pinigai. Ir tada niekada nedings tas noras stengtis, kurti ir judėti į priekį. Man svarbiausias galbūt dalykas sėkmės, tai sakyčiau, tas yra vertybės ir autentiškumas. Labai svarbu tiek gyvenime, tiek savo veikloje išsigryninti aiškiai vertybės, išsigryninti, kas yra man svarbu ir kodėl komunikuoti tas vertybės. Aš, pavyzdžiui, esu išsigryninus, kad man labai svarbu yra empatija ir nuoširdumas ir aš nuolat klientams tai komunikuoju, kad man tai yra svarbu. Ir jeigu sutampa vertybės, tada galim dirbti. Jeigu nesutampa, tada ne. Bet aš tada prisitraukiu visą laiką tik savo tikslinį klientą, kuriam aš galiu duoti daugiausiai ir su kuriuo aš jaučiuosi geriausiai. Ir tas aiškus komunikavimas apie vertybės, jisai labai prideda daug vertės ir kaip asmenybei, ir kaip specialistui. Ir svarbu gyvenime atrasti tas vertybės ir kas asmeniškai man yra svarbu. Ir tada žmonės mato tai, žmonės vertina tai ir iš to iš tiesų ateina ir sėkmė. Ir man pačiai, kaip minėjau, tai apskritai tas visas finansinimas tai ir yra daugiausiai apie laisvę ir apie tą gyvenimo kontrolę, kad aš galėčiau su tokiu vaizdu dirbti, čia mano darytas kadras iš Tailando. Ir nes man labai svarbu gyvenime yra laisvė ir tai yra tas, kas mane motyvuoja ir kai būna sunku, mane vis tiek tai motyvuoja ir aš suprantu, kad aš vis tiek eisiu, darysiu, nes tai išpildo mano vieną iš tų svarbiausių poreikių gyvenime ir man motyvacija nėra pinigai, man yra tas laisvės jausmas. Nes jeigu motyvacija yra tik pinigai, tai labai greitai galima perdegti, labai greitai galima mesti šitą kelią, tai svarbu atrasti tą tokią gilesnę motivaciją, kodėl aš noriu tai daryti, kodėl apskritai kodėl man šitas kelias yra pats geriausias iš visų ir atrasti tą tokią vidinę motivaciją tam. Tai ačiū labai, čia per nuorodą galit mane ir LinkedIn'e galim susijungti, aš čia pati mielai visą laiką, jeigu kažkokių yra klausimų, visą laiką mielai atsakau, padiskutuoju, pati turiu ir mentorystės programą, tai jeigu kažkam būtų įdomu, galite parašyti, papasakočiau plačiau. Ir šiaip tiesiog man labai smagu visą laiką pasidalinti geranoriškai, labai smagu yra padėti, augti, visą laiką pati tame augu.